Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas daktaras Vigilijus Sadauskas. Labas vakaras. Sveiki. Vilniuje yra kai kur vietų, kur gal tiesiog reiktų tą vadinamąjį guminį policininką, gulintį policininką reikia ištisinį daryti, o ne vieną arčiau, kitą toliau. Aš nežinau, pone Sadauskai, ką jūs galvojate apie tai? Na, iš tiesų, sakykime, yra daug jau tų inžinierinių priemonių ir galbūt mūsų specialistai kartais naudoja tą, ką, na, sakykime, taip ir vadinkim pasenę, nes daugelis atsisakė tų ištisinių policininkų dėl to, kad lūžta autobusų galinės ašys ratai. Tai yra technologiškai, kai važiuoja pakrautas autobusas, pervažiuoti per jį sudėtinga dėl to, kad lūžta tam tikri mechanizmai, kai jis būna pakrautas. Tai tam yra naudojama ne ištisinė salelė, bet tokia apvali, sakykime. Na, įsivaizduokit, kaip kauburėlis vidury kelio padarytas jis taip, kad autobusas pilnai gali pravažiuoti, nes tarpa šis atstumas ir, sakykime, tarp ratų bazė jam leidžia, o lengvasis automobilis užvažiuojant vienos pusės į sumėtų ir motociklų panašiai. Taip, kad reikia domėti, sakykime, šiek tiek, manau, savivaldybės specialistam ir tikrai jie yra nebrangesni už tuos, bet žymiai efektyvesni ir žmonės tas pasipiktinimas, kuris buvo, sakykime, Skandinavijos šalyse galbūt, na, 80-aisiais metais dėl miegančių policininkų. Dabar pas mus ateina, iš pradžių visi gyrė, kad tas policininkas dabar pradeda truputėlį piktintis, aš manau, pas mus ateis lygiai tie modernesni policininkai, kurie miegantis, sakykime, na, negražiai taip galbūt pasakius, tai kauburėliai pavadint. Ir manau, technologiškai spręsta. Čia reikia tik savivaldybės specialistų paprašyti, kad jie pasidomėtų naujovėmis ir juos pakeisti. Na, bet radarai Vilniui. Daug labai radarų, bet šaudo vienas kitas. Ar čia nekompromituoja šiek tiek? Na, iš tiesų, sakykime, kai ir buvo įvedinėjama ta sistema, prancūzai, sakykime, tiek vokiečiai sakė tokį dalyką, kad akcentas turi būti žmogui, jeigu pastatyta, kad jį kontroliuoja, jis turi jausti tą kontrolę. Nes priešingą atveju tai yra ta sistema, na, truputėlį sumenkinama ir paprasčiausiai po to vieną kartą jis pralėkęs pro tą greičio matuoklį, kuris jo nenufotografuoja, nesuveikia, antrą kartą, trečią kartą, jis po to nebekreipia dėmesio. O juk akcentas greičio matavimo prietaisų ne tam, kad jį pagauti, tam, kad toje vietoje jis sumažintų greitį. Lygiai taip pat, ką jūs paminėjote, jeigu prie mokyklų perėjų būtų pastatytas greičio matavimo prietaisas, kuris fiksuotų, kurie atvažiuoja greičiau negu 40 km ar ten 20 km per valandą, nei vienas nenorėtų pažeisti tų eismo taisyklių. Tai vat būtent, kad geriau jų pastatyti mažiau, bet tikrai jie turėtų veikti tose vietose, kur yra būtini. Jokių būdų nebūtina pristatyti Vilniuje, na, 2 ar 300, o tegu veikia vienas. Na, iš tiesų, sakykime, kiek teko pastebėti užsienyje, mes dažnai sakom, na, nėra policijos, tenai beveik nekontroliuoja. Iš tiesų nėra taip. Policija tikrai kontroliuoja ir policija nuolat būna, atsiranda tada, kai reikia. Sakykime, jeigu pilietis važiuodamas automobiliu praneša apie pažeidėją, tai tikrai policijos pareigūnai, tie, kurie sujungia telefonu, labai operatyviai tą reaguoja. Ir kai pilietis žino, kad apie jo nederamus veiksmus bus pranešta ir bus sureaguota, ir jis tikrai neišvengs nusižengimo atsakomybės, tai tuomet jam ir nėra tikslo pažeidinėti tos. Nes, na, įsivaizduokit, pavyzdžiui, jeigu visi mato, kad šalia stovi policininkas, tai visi elgiasi kultūringai. Tačiau jeigu šalia yra tokie patys eismo dalyviai kaip ir jis, bet aš žinau, kad apie mano blogą elgesį niekam nebus pranešta ir aš nebūsiu nubaustas, tai nevalyviai tas žmogus, kuris linkęs nesilaikyti taisyklių, jis jų ir nesilaiko. Tai vat užsienio šalys, sakykime, ar tai Vokietija ar Amerika, labai skiriasi tuo, kad pranešimas apie nederamai elgiantis vairuotoją kelyje būna visuomet priimamas ir jį labai rimtai sureaguojama. Tuomet būna paviešinama ir tada žmogus žino, kad, na, vat aš išvažiavau girtas iš baro, sakykime. Pas mus tikimybė, kad šalia sėdintis bare praneš ir policija sureaguos, na, dabar galbūt jau yra. Bet vienetai tai yra, jeigu jūs važiuosite išmesti šiukšlę automobilį pro kelią, na, man pačiam teko paskambinti, sako, nu, žinot, nu, blogai, nu, bet čia kažkaip reiktų atvykti, užsirašyti numerį, sako, aš pranešu, galbūt yra policijos. Vat norėtųsi ir iš piliečio tada būtų galbūt, sakykime, didesnis noras padėti policijos pareigūnų, bet turi būti atsakas sureagavimo akcija. O gal čia reiktų dar pagalvoti ir apie tam tikrą skatinimo sistemą, kad žmonės būtų skatinami pranešti apie pažeidimus? Na, aš iš karto drąsiai sakyčiau ne ir atsakysiu vien kodėl, elementariai, sakykime, pirma, skatinimo sistema tai yra žmogui turi būti moralinis pasitenkinimas už tai, kad jis pranešė apie blogai darantį asmenį ir tas asmuo buvo nubaustas.
Tai yra pagrindinis. Jokių būdų negalima skatinti finansais žmogaus, kuris nori padaryti gerą darbą. Nes už gerą darbą tu turi gauti gerą moralinį pasitenkinimą atlygį, kad į tavo pranešimą buvo sureaguota. Nes iš tiesų tuomet sistema išsigimsta. Tuomet gaunasi, kad pilietis pagalvojęs, ką aš kalbėjau apie Ameriką, kad jis po to pradės važinėti kelyje ir ieškoti bet kurio netyčia suklydusio. Ir tada prasideda jau, jis eisme dalyvauja ne kaip pagalbininkas, bet jis jau vos ne į darbą važiuoja, jis važiuoja, aha, žiūrėkit, vienas neparodė posūkio. Na, galbūt suklydo tas žmogus, neparodė posūkio. Galbūt, sakykime, pasirinko, prancūzų modelį. Prancūzijoje galima tavo automobilį užstatyti, tu negali palikti su pavara, kad jį galėtum. Vokietijos sistema yra visai kitokia. Tu neduok, dieve, negali užstatyti kaimyno automobilio. Vėlgi, sakykime, ir aš manyčiau, kad pats geriausias atlygis, tai yra policijos sureagavimas ir tavo problemos išsprendimas. Gal manau, kad pastebėjot, kad anksčiau būdavo, sakykime, mūsų Lietuvoje ženkliai daug mirksinčių. Tai yra pravažiavus kiekvieną policijos pareigūną, kaip tėvė mūsų šventa pareiga pamirksėti, taigi pranešu. Dabar žmonės, kuomet suprato, kuomet žmonėms buvo pradėta aiškinti ir žmonės suprato, jis viršė greitį, jeigu jis viršė greitį, čia jis lakstys pro tavo namus, jis užmuš tavo vaiką, jis lakstys pro tavo mokyklą, vadinasi, jam ribų nėra. Tai vadinasi, žmogus pagalvoja, kodėl aš tam nusikaltėliui turiu padėti. Taip, atsiranda vienetai, kurie pamirks, bet aš tikrai džiaugiuosi, kad pamirksi galbūt ten, kur iš tiesų reikia. Matai, prieš pravažiavai kažkokią, sakykime, avariją ar kažkas, pamirksėjo avarinį, galbūt ir šviesomis pamirksi. Puikus žmogus sumažino greitį, bet ten, kur stojo policijos pareigūnai pranešti, aš džiaugiuosi už tos vairuotojus, kurie nebepraneša. Ką dar galima būtų padaryti šitom sąlygom, kad dar pagerėtų situacija keliuose? Visuomet buvau linkęs į mokslinės ir daugiau tikslinės inžinierinės priemonės, tai sakykime, tėvai, kurie perka jaunimo automobilius, tikrai siūlyčiau, kad automobiliuose įsigytų alkolok įrangą. Tai yra, jinai kainuoja apie 1 000, 2,5 tūkstančio, jeigu jūs perkat automobilį už, kad ir 15 tūkstančių, jūsų vaiko gyvybė jums turėtų būti svarbiau. Pirkit automobilį, prašykit, kad įdėtų įrangą. Ką ta įranga duoda? Ta įranga neleis jūsų vaikui esančiam apsvaigusiam nuo narkotikų arba nedaug dėvė nuo alkoholio užsikurti to automobilio. Jūs žinosit, kad tas vaikas, tebūnės 18 metų, galbūt 19 metų, jis vairuoja tą automobilį. Lygiai taip pat prašykit, galbūt reikalaukit, tas, kuris parduoda automobilį, aišku, jeigu turit pakankamai lėšų, bet pagalvokit visuomet apie savo vaiką, kad būtų ir greičio ribotuvai įdėti automobiliuose. Antras dalykas, turiu paprašyti tėvų dėl vaikų saugos kėdučių. Tai yra statistika, kai mes universitete panalizavom, kas įdomiausia, kad vaikai dėl savo neatsargumo nukenčia mažiau negu dėl suaugusių. Tai yra nesirūpinimas, po to būna labai graudžios ašaros, kuomet avarijai žūsta 2 vaikai ir kaltas kažkuris kitas vairuotojas, kuris iš tiesų sukėlė tą įvykį, bet jeigu žuvo tavo vaikai, visuomet pagalvo, ar tu pats padarei viską. Tai yra inžinieriniam priemonėm mes daug ką galim pasiekti.